Hello. Šiandien einam jau 7 diena savo į Camino Primitivo. Liko 140 km iki Santiago de Compostela. Ir nors ir labai patogiai miegojau, bet jaučiuosi ir tai pakvietė dar kitiem apmąstymam. Šiandien diena, 7 diena, kai jau yra praėjęs tas visas žavėjimasis tų pirmų kartų, gamtos, prisiminimas, vėl šuniukai, kačiukai, karvės, paukščiukai, kalnai, kaip gražu. Ir kai pradeda kartotis ir tie patys atrodo vaizdai, o jie ir pasikeičia, gal atsiranda paprastesni, nuobodesni, nieko kažko ypatingo nenutinka. Va tada ir prasideda kelias. Ir turbūt dėl to daryti 5 dienų žygį, 3, tai irgi yra išbandymas, tai irgi yra fainiai, bet turint ilgesnės kelionės, o čia prasideda tas tikrasis, kaip čia nukrenta kaukės, atsiranda nuovargis, nepasitenkinimas ir va tada susitikti su savo jausmais, mintimis, matyti vėl prasmę, kas, kodėl, kaip, ką aš čia darau, kam to reikia. Ir tai labai žavu. Šiandien, kai pradėjome eiti, taip stebiu savo tą emocinę būseną, dar ir lynoja, rūkas. Ir galvoju, okei, kadangi tai yra pažįstama, esame ėję 30 dienų kelią, tai žinau, kad ateina tos dienos. Tai tiesiog viskas, ką padariau, apsikabinau savo būseną, leidžiu savo būti, jaustis taip, kaip jaučiuosi. Ir man tai reikia fokusuotis į vieną žingsnį, kitą žingsnį, vieną žingsnį, kitą žingsnį. Tada galvoju, ką dar galiu padaryti dėl savęs, savo būsenos. Nes nėra linksma. Žodžiu, nėra linksma, va taip tikra, bet taip fainai susitikti tokiam nuogume, tikrume. Oi, kaip gražu, kai yra kokie vaizdai atsivėrė. Tai aš užsidėjau šiandien audio knygą Byron Katie. Aš ją labai myliu, naudoju ir konsultacijose šitą metodiką. Ir, Jėzu, tai fainiai išnešė į tą tokį buvimą. Dažniausiai jos tas kalbėjimas nuveda į tą patyrimą savęs be minčių ir tokį arba tarp savęs padaryti tarpą tarp minčių. Esu aš ir čia yra tarpas ir čia tiesiog yra mintis, kurios ateina, nueina, neaišku iš kur ateina, neaišku kur nueina. Ir kad su žodžiu, kai ryte atsikeliam, su žodžiu aš ir prasideda istorijos, kurias pradedam savo pasakoti. Man sunku, man skauda. Ir kai pradedam ir gebėti tas istorijas patraukti, įeiti tą būseną, padaryti, patirti tą tarpą tarp savęs ir minčių. Tai tokia tiek išplečia ir tiek daug erdvės atrodo atsiranda. Labai fainas jausmas. Aišku, dar liko 10 km. Tai eisiu ir toliau su šitą būseną, toliau klausausi, toliau savo padedu. Ir jau senai šiaip yra dingusi ta iliuzija, kad kai jaučiasi blogai, prastai, kokią čia praktiką padaryti, kad čia taip hop ir baigėsi ta būsena. Bet įdomiausia, kad kai nebesinori tos būsenos pakeisti, esam visiškam priėmime tos būsenos, bet tikrai tokiam nuoširdžiam, ir tebūnie visą dieną, tegul ir taip ir būna, net ir visą likusią kelionę tegul taip būna, tada kažkas paima ir atsipalaiduoja. Dar noriu parodyti vaizdų. Čia ir droną paleisiu. Tu kaip gražu.
kaip fainai. Ir dar pagalvojau, kad gal pakviesti tiesiog tokį impulsą dabar to pačiu duoti norėjau praktikoms, kodėl jas svarbu daryti turbūt ne vieną, ne dvi, ne 3 dienas, nes pradžiai toksai gali būti, o kaip fainai, pavyzdžiui, dėkingumo praktika, afirmacijų praktika, o jau ten kokią gal 5 dieną atsibosta, 6 nebematai prasmės ir kažkada vat pereiti va šitą slenkstį ir yra esmė. Tai, tai žodžiu, kviečiu kokiai nors praktikai, kuri galėtų trukti 10, 15 dienų, 28, 21, 30. Kiekvieną savo galim įsivardinti. Ir su tuo vyksta didžiulis pokytis, augimas, iš dėžutės išėjimas, nes jeigu einam tik iki tos patogu, malonu ribos, kol prasideda nuobodulys, nekalbu apie fizinius skausmus, ar ne, čia dabar tik tai mentalinis dalykas, kai tarsi atrodo nuobodu, nėra prasmės, kaip svarbu šitas slenkstį perlipti. Čia man pačiai tiesiog yra tokie atradimai, pastebėjimai ir taip, kviečiu kokiai nors praktikai, pavyzdžiui, afirmacijų, kur rašiau prieš tai video, tarkim, afirmacijų 10 dienų.